Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien pašnekėkime apie elektrinio transporto baterijas. Tiek elektriniams dviračiams, tiek elektriniams paspirtukams. Taigi, baterijos būna skirtingo voltažo, tai dažniausiai 36 voltų paprastuose paspirtukuose, kurie važiuoja iki 25 km/h, 48 voltų, jau šiek tiek greitesniuose paspirtukuose, toliau 52 voltų, 60 voltų ir greičiausiose 72 voltų baterijos. Na, yra ir aukštesnis lygis, tačiau labai retas. Baterijas svarbu prižiūrėti. Kaip reikia jas prižiūrėti? Reikia stengtis, kad jas nepatektų vandens be abejo. Ir kitas svarbiausias momentas – reikia prižiūrėti įkrovos lygį, kas yra matuojama voltais arba galima išreikšti ir procentinę išraišką. Mes savo klientams duodame nemokamai tokius lipdukus, kuriuos mes pagaminome ir kur mes procentaliai viską aprašę. Kiek voltų yra kiek procentų pagal jūsų bateriją. 36 voltų vienoks lipdukas, 48 voltų kitoks lipdukas ir panašiai. Mes tame lipduke esame parašę svarbiausią informaciją. Jeigu nevažinėjate su paspirtuku kurį laiką arba jį naudojate jau sandėliavimo režime, pavyzdžiui, žiemai palikote, niekada nepalikite paspirtuko išsikrovusio. Taipogi, dėl ko daugelis žmonių nustemba, niekada nepalikite paspirtuko ir pilnai pakrauto. Jeigu paspirtuko baterija yra pilnai pakrauta ir stovi kelis mėnesius, jinai atlieka tam tikrus veiksmus. Tie veiksmai sodina bateriją. Kai baterija tos veiksmus atlieka, jinai praranda savo ilgamžiškumą arba kitaip tariant savo talpą, savo ampervalandas ir jos jau dažniausiai yra nebesugrąžinamos atgal. Taigi baterijas reikia palikti 60–70 procentų lygyje. Geriausia, kad dar kas kelis mėnesius jūs prieitumėte prie to elektrinio transporto, prasuktumėte ratus, pavažinėtumėte po kambarį, pavyzdžiui, per kalėdas ar per naujus metus. Taip pat pakrautumėte bent 15 minučių ar pusvalandį. Taip jūs leisite šiek tiek pasibalansuoti celėms. Na, o 70 procentų režimas leis tai baterijai užmigti ir kitą pavasarį, ištraukus paspirtuką iš sandėliuko, jis bus vėl gyvybingas. Na, baterijos yra skirtingų dydžių. Taigi, jeigu jūs norite nusipirkti arba pakeisti bateriją savo paspirtuke, visų pirma turite išmatuoti angą, kurioje yra dabartinė baterija. Jeigu tokią bateriją jūs randate prekyboje, galite drąsiai įsigyti ir pasikeisti. Jeigu varikliai yra 2, dažniausiai baterijos turi 2 maitinimo jungtis. Taip pat dažnu atveju baterijos turi ir 2 pakrovimo lizdus. 2 krovimo lizdai leis jūsų paspirtuką krauti su 2 įkrovikliais vienu metu. Taigi tai bus dvigubai greičiau. Be abejo, jūs visą laiką galite įsigyti ir greitąjį įkroviklį, tačiau reikia žiūrėti pagal baterijos parametrus. Jeigu baterija yra tikrai nedidelė, greitasis įkroviklis gali jai kenkti. Jeigu baterija yra 20 ampervalandžių ar dar didesnė, 5 amperų greitasis įkroviklis neturėtų jai pakenkti. Dažnai žmonės susiduria su problema, kad nenuvažiuoja tam tikro atstumo ir nori papildomos baterijos. Mes rekomenduojame visų pirma rinktis paspirtuką iš karto susikomplektuotą didesnę bateriją. Taip jūs neturėsite papildomų kabančių baterijų ir panašiai. Antra papildoma baterija nėra pats sveikiausias dalykas pagrindiniai baterijai. Reikia stengtis atitaikyti, kad jinai būtų tokios pačios talpos, kaip ir pagrindinė baterija. Tuomet lygiagrečiuoju būdu galima jas ir sujungti. Taip padvigubinsite savo talpą. Na, jungiant antrą bateriją, nepamirškite suvienodinti abiejų baterijų įtampos. Na, taip pat yra galimybė jungti antrą bateriją kaip visiškai atskirą ir specialių jungiklių perjungti maitinimą tai iš vienos baterijos, tai iš kitos baterijos. Tokiu atveju turėsite antrą bateriją irgi krauti per atskirą krovimo lizdą. Na, tai reikalauja papildomų išlaidų ir galbūt geriau apsimoka įsigyti paspirtuką su jau įmontuota didesnė baterija. Baterijos būna įvairių gamintojų. Geriausios be abejo yra LG ir Samsung gamintojo. Tačiau tikrai yra gerų kinų gamintojų. Mes, dirbdami šioje rinkoje nuo 2015 metų, tikrai esame atsirinkę ne vieną Kinijos gamyklą, kurios gamina labai kokybiškas celes. Galime pasidžiaugti, kad gedimų su mūsų atrinktomis celėmis ir baterijų gamintojais yra tikrai mažiau negu 1 procentas. Na, bet jeigu jūsų baterija vis dėlto pavargo ar išsijungia per anksti, atvykite pas mus, galėsime jums pasiūlyti baterijos remonto paslaugą. Taip, baterijos yra remontuojamas. Kad bateriją reiktų keisti, tai jinai turi būti arba jau labai sena, virš 5 metų, arba stipriai pažeista drėgmės. Tai yra rūdžių. Na, o visais kitais atvejais keičiama arba tam tikra grupė, tai yra tik tai keletas celių, arba baterija yra balansuojama, kas yra vienodinamas visų baterijos celių voltažas. Tai dažniausiai padeda vėl nuvažiuoti didesnį atstumą. Na, lauksime jūsų Riedis LT servise, jeigu turėsite bėdų. O savo baterijas saugokite tikrindami jų lygį. Iki.
Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.